Labas rytas. Šį rytą pabandysiu Jums pasiūlyti tokių sulčių receptą, nuo kurių išsilygina visos raukšlės veiduose. Dabar, sakykime, šiuo metu, kai yra žiema, bandom išsisukti su tuo, ką turim. Ką mes čia galime turėti? Tai gali būti salotų lapai, tai gali būti špinatai, tai gali būti petražolės ir tai gali būti krapai. Štai toksai mišinys. Pačios žolės, šiaip jos yra tokios gana kartokios, užtat kai kada žmonės bijo gerti tokias sultis, nes jos tiesiog yra neskanios. Ką mes darome, kad jos būtų skanios? Kartumą mes nuimame tiesiog išspaudus dar citrinos į tas pačias sultis. Paprastai aš darau žolių tokių kokteilį, iš žolių sulčių, iš agurkų ir galbūt iš cukinijos. Mes pabandysime visą šitą sumaišyti ir dar truputėlį įdėsime medaus. Dabar jūs matysite variantą, kai aš spaudžiu su mašina, kuri sugeba tai padaryti, bet jeigu jūs neturite tokios mašinos, tai jūs galite pasinaudoti kitų būdų. Kol aš jos neturėjau, aš dariau būtent taip. Aš imdavau tai, kas vadinasi maišytuvas, ir į jį tiesiog sumesdavau žolės, išpildavau truputėlį vandens ir padarydavau tokią tyrę. Ta tyrę išsukdavau per kokį nors labai tankų audinį ir tokiu būdu galima išgauti tą sulčių tiesiog skysčio pavidalą. Tai mes tiesiog jungiame tą mašinėlę ir pradedame spausti. Pradėsime, sakykime, nuo salotų, todėl kad salotos irgi yra labai vertingos šiąją prasme. Mano supratimu, patys vertingiausi yra špinatai, vienos iš pagrindinių žolių, kurios gali būti naudojamos žiemą. Tada mes imame petražolių, galbūt jau užteks mums špinatų, nes viskas priklauso be jokios abejonės nuo to, kokį kiekį tų sulčių nori padaryti. Ir trupučiuką krapų. Na štai, žolės mes sumalėm, išjungiam mašiną ir pabandom su tuo indeliu keliauti prie kitos mašinos. Ir kitoje mašinoje mes pabandysime išspausti citriną. Tada paimsime agurką. Ir truputį cukinijos. Tada mes į plaktuvą sudėsime medų. Medaus, kaip jau sakiau, irgi pagal skonį. Mes pabandysime įdėti tokį štai šaukštą. Ir dabar pabandysime šitą žalią skystį supilti į plaktuvą ir sumaišyti tiesiog su medumi. Dabar pradedame po truputėlį plakti. Na va, suplakėm, dabar belieka paragauti.